Dalinuosi realia labai situacija. Klasė yra vaikas, labai charizmatiškas, įdomus vaikas, pasiemantis labai daug sau dėmesio, nuolat komentuojantis, pertraukiantis, jam sunku laikytis taisyklių. Klasė iš esmės labai tolerantiška, bet pastebim su auklėtoja, kad jau pradeda vaikus erzinti vaiko elgesys ir tai, kad jis pasiema savo tiek daug dėmesio ir klasė po truputį pradeda rodyti ženklus, kad nebenori su vaiku draugauti. Ir tai yra absoliučiai normali reakcija į tokį elgesį. Kalbuosi su tėvais, todėl kad aišku, kad norisi padėti vaikui, kad jis nepatirtų to tokio socialinio atstumimo. Tikrinuosi hipotezę, nes paprastai po tokio elgesio slypi to tokio nepatenkinto priklausimo poreikio deficitas. Klausiu, kaip jūs leidžiate bendrą laiką kartu, kokios jūsų tradicijos, kaip jūs, žodžiu, būnat. Atsako, mes esam tokie individualistai, mes galim čilinti vienoj bendroj zonoj, bet iš esmės būsim kiekvienas, tarkim, savo ekranuose, galim kažkokius memus juokingus pasiuntinėti vienas kitam, pasijuokti iš jų, arba kažkaip kiekvienas kažką leidžiam savo erdvėse, savo kambariuose. Tai aš gaunu atsakymą, kad akivaizdu, kad vaikas, aišku, kad nepapildo to savo priklausimo, kokybiško ryšio konteinerio ir dėl to jis tą savo deficitinį poreikį kompensuoja tokiu padidintų dėmesio siekimu. Tai jeigu save atpažįstat šitoj situacijoj, o jinai yra pakankamai tipiška, aš galvoju, kad kiekvienoje klasėje jūs rasite vieną, du tokius vaikus panašiai besielgiančius, tai aš jums turiu paprastą labai patarimą išbandykit. Įsiveskit arbatos gerimo ritualą. 20-30 minučių kasdieną pasidarykit skanios arbatos, sėskite prie stalo ir tiesiog kalbėkite apie gyvenimą, apie tai, kaip praėjo diena, kas vyko gero, kas galbūt neramina, kokie jūsų ateities planai. Nuoširdžiai domėkitės vaiku, jokių būdų tai neturi būti auklėjimo laikas, turi būti laikas, kai jūs pažįstat vienas kitą ir tiesiog kalbatės kaip draugai. Patikėkit, tai sprendžia daugybę vaikų elgesio problemų. Tai sėkmės.